First of all, I want to congratulate Tauras for the win. I think it was an intense game, a good game to watch. Both teams with opportunities. In the first half, we didn't have that much possession to create the chances that we wanted. But on the second half, we corrected some things. We corrected the pressure, and we were able to create more, to be more aggressive, to have more quality with the ball. And we were a bit lucky with the penalty, and in the end of the game, a bit unlucky. But it's football. As I said, I want to congratulate Tauras, and that's it. Last goal was few minutes left. What you lacked to finish draw? Maybe we lacked some focusing, some concentration in the end. Also, we did it in the first half, because in the first half we conceded in the final minutes. It's happening in some games that we are conceding either in the beginning or in the final of the halves, and it's something that we need to correct, something that we need to improve. And for sure, it was more about the focusing and concentration than about the quality, because we were able to keep the quality throughout the entire second half. But that's it. Labai rimtai ruošiamės šioms rungtynėm, kadangi Kretingos Minija matom, kad labai stipriai patobulėjus. Tai parodė rungtynės tiek su Babrungu, tiek su Neptūnu. Išanalizavom pakankamai neblogai. Pirmą kėlinį, aš manau, ir momentų turėjom daugiau, ir įvarčio neuskaitė. Vaikinai laikėsi plano. Ir antrą kėlinį, nežinau, truputį kažkas atsitiko, kraštiniai saugai nepradėjo dirbti kaip noriu. Gal nuovargį savo davė ir atramoje nesusitvarkėm. Tokių lengvų perdavimų prarasdom lygio vietoje, praradom iniciatyvą. Ir jeigu taip imant visumą, aišku, prie 1-0 būtume įmušę, kur iš štangą pataikė Dyba. Tai manau 2-0 man ir būtų rungtynės galbūt net ir pasibaigę. Bet Minė viena iš tų komandų, kur turi žemaitišką charakterį, duoda kovą ir matėsi, kad niekados neatsipalaiduoti neina. Ir tokios gavosi gan emocingos, nervingos rungtynės, bet aš manau, žiūrovam turėjo labai patikti, nes futbolas be emocijos, tai patys suprantat. Įvarčiai, abudu įvarčiai kėlinio pabaigoje, tai kaip čia parodo charakterį, ar... Mes šiais metais aplamai tiek pirmą ratą, tiek antrą ratą pakankamai nemažai mušam rungtynių gale. Tai parodo galbūt ir fizinį stovį neblogą, ir charakterį, aišku, nes vaikinai Tauragiškiai turi tą charakterį. Ir esantys atvažiavę žaidėjai turi charakterį, kuriuos mes labai atidžiai rinkom. Tai noriu padėkoti savo vaikinams, padėkoti sirgaliams, kurie atvažiavo, tikrai puikiai palaikė. O vaikinai puikiai sukovojo, tai sakau, kas kovoja, dievulis duoda kaupų kitą kartą, kai mažiausiai tikiesi. Tai išplėšim tą pergalę, kuri šią dienai labai svarbi.